Po pusantro mėnesio pertraukos grįžau į Formulę 4, čia į Salzburg Ringą, kur vyko mano antrasis Formulė 4 etapas. Savo savaitgalį vertinu labai gerai. Pirmose varžybose pabaigiau 5, savo įskaitoje 1, o antrose varžybose pabaigiau 4, savo įskaitoje 2, rūkį. Trečiąjį važiavimą atšaukė dėl didelio lietaus. Iš čia važiuosim tiesiai su Tomuku į Slovakiją, kur vyks mūsų trečiasis etapas. Susitiksime tenais. Tai mūsų varžybos baigėsi, taip išėjo, kad finalą nestartavom dėl didelio lietaus ir griaustinių, bet spėjom pravažiuoti vis tiek 2 važiavimus, 2 varžybas, per pirmas varžybas. Taip išėjo, kad startį užgesau, todėl nukritau iki 27 vietos, bet dasikapščiau iki 15 vietos, kas man buvo visai neblogas rezultatas. Galėjo būti truputį geriau, jeigu nebūčiau sustojęs starte, bet visai gerai pavyko pravažiuoti. Per antras varžybas startavau 12, bet irgi dasikapščiau iki 9 vietos, bet po to taip išėjo, kad išstūmė mane už žolės truputį ir nukritau iki 11 vietos. And for the winner, Simon Rickenbacker. Yes.